Prekyba žmonėmis dažnai yra vadinama 21 amžiaus tragedija. Šiandieną tai yra viena pelningiausių nusikalstamo verslo sričių, atnešanti kas metus milijoninį pelną. Lietuva prekybo žmonėmis srityje išlieka importo, eksporto, kartais tranzito šalis. Prekyba žmonėmis Lietuvoje, įskaitant ir Lietuvos piliečių išvežimą į užsienio šalis, daugiausiai orientuota į seksualinį išnaudojimą, prostitucijos verslą. Tačiau atkreiptas dėmesys ne tik į didėjantį moterų ar merginų išnaudojimą, bet ir naują žmonių išnaudojimo formą, socialiai pažeidžiamų jaunuolių verbavimą daryti nusikaltimus. Dar nežinau Lietuvoje, kiek yra atiduota bylų į teismą, kur būtų pardavinėjami žmonės nusikaltimams daryti, kur būtų žmonės pardavinėjami išnaudoti pornografijai. Iki šiol daugiausia bylų, kur buvo atiduota į teismą, tai buvo kad pardavinėjimus merginos prostitucijai. O dabar, kai susidūrėm su tom bylom ir pas mane yra keletą bylų, kai yra užverbuojami daugiausia vyrai ir vežami į Vokietiją, į Norvegiją, į kitas užsienio šalis ir jie tenais yra priverčiami vogti iš automobilių, navigacijas, magnetolas, taip pat vogti iš butų, arba eiti per užsieniečius ir sukčiavimo būdu išgauti pinigus. Pareigūnai ir ekspertai perspėja, kad internetas nusikaltėliams tapo pagrindiniu prekybos žmonėmis įrankiu. Organizuotoms gaujoms kibernetinė erdvė puikiai vieta verbuoti aukas, o tokią kriminalinę veiklą itin sunku susekti. Tos bylos yra labai sudėtingos. Pareigūnai dirbantys su tomis bylomis įdeda daug darbo, reikalingas kruopštus darbas, tose bylose yra bendradarbiavimas su užsienio šalių teisėsaugos institucijomis ir tai tam, kad byla pasiektų teismą, įdedama labai daug darbo. Dažniausiai prekybos žmonėmis pinkles patenka labiausiai socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės. Tai yra moteris, vaikai ir jauni žmonės. Dar didesnį susirūpinimą kelia tai, kad prekybos žmonėmis aukomis dažniausiai tampa labai jaunos merginos ir vaikinai. Liūdna tai, kad gausėja vaikų įtrauktų į prostituciją, vaikų išnaudojamų pornografijoje. Taip pat pastebėjome naują tendenciją, tai vyrų vežimą užsienį darbiniam išnaudojimui, vykdyti nusikalstamas veikas. Jau kurį laiką pastebima tendencija. Nepilnamečių išvežimas nusikaltimams atlikti, vogti Anglijoje, Škotijoje, Prancūzijoje, Skandinavijos šalyse. Vaikai naudojami ne tik kaip vergai, bet juos verčia ir vogti, elgetauti, o laimikis vėliau realizuojamas Lietuvoje. Jaunos moterys, neretai turinčios įvairių materialinių, socialinių, psichologinių problemų, pastaruoju metu itin dažnai įtraukiamos į fiktyvių vedybų sandėrius su trečiojo pasaulio šalių atstovais, trokštančiais bet kokiamis priemonėmis patekti į Europą. Po to moteris neretai išprievartaujamos, verčiamos pasimti paskolas, net lygintinai dirbti jaunikių namuose. Išskirti galėčiau keletą, tai sakykime, pažadas darbą, surasti darbą ir gerai apmokamą darbą, kadangi Lietuvoje su darbu yra sunkiau, todėl ypač merginos, moterys ir ypač tos, kurios augina mažamečius vaikus, tam, kad pagerinti savo materialinę padėtį, kad gauti lėšų, išlaikyti savo vaikus, jos ryžtasi dirbti bet kokį darbą. Kitas modelis yra, tai vaikinai prisistato kaip draugai, užmezga draugystės ir po to jau yra jos verbuojamos vykti į užsienį, kartu dirbti ir tokiu būdu žadama, kad išvykę kartu dirbs, kartu gyvens, užsidirbs pinigų ir grįžę į Lietuvą kurs bendrą ateitį. Naujas nusikaltimas yra ir verbavimas pornografijai. Kiek žinau, Lietuvoje dar nėra atiduota ne vienos bylos, kai yra išplatinami skelbimai internete, kad ieškomos merginos, kurios dirbtų web modeliais, taip vadinamais. Ir yra išplatinami skelbimai, kur atrodo yra rimta firma parašyta, ten reikės tik tais pradinių anglų kalbos žinių, jūs ten turėsite bendrauti su asmenimis ir atlyginimas nuo 2000 iki 5000 litų. Augant prekybos žmonėmis mastams, visuomenės požiūris į šį reiškinį keičiasi. Smerkinti požiūrį, pačios kaltos ieško lengvo uždarbio, joms tai patinka, keičia nuostatą, kad tai labai sunkus nusikaltimas.
Asmenys ir organizuotos nusikalstamos struktūros vykdančios veikas susijusias su prekyba žmonėmis verbuoja socialiai pažeidžiamus asmenis, atsižvelgdami į skirtingą jų socialinę, ekonominę ir kultūrinę padėtį visuomenėje. Atsižvelgiant į vietos ir tarptautinės sąlygas, potencialių prekybos žmonėmis aukų verbavimo taktika gali skirtis, tačiau prekeivių žmonėmis ketinimai visais atvejais tokie pat – pasipelnyti iš aukos išnaudojimo. Kur aš kontroliuoju tas bylas, tai visi nusikaltimai yra padaryti organizuotoje grupėje. Ir reikia pirmiausia į tai atkreipdėmėsi. Jeigu yra padaryta organizuotoje grupėje, tai tie nusikaltėliai yra ypatingai pavojingi, ypatingai žiaurūs. Ir atėjęs žmogus, kuris kreipiasi teisėsaugos institucijas, pirmiausia bijo keršto. Prekeiviai žmonėmis įvairiais būdais. Nuo psichologinio smurto iki visiško aukos izoliavimo nuo išorės aplinkos stengiasi kuo labiau kontroliuoti auką, verčia ją paklusti. Tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje prekeiviai žmonėmis aukas verbuoja apgaulę, žadėdami padorius ir gerai mokamus darbus – indų plovėjos, auklės, namų tvarkytojos ir panašiai. Dažniausiai aukų verbavimo būdai – grupinis ir individualus verbavimas, tikslinis ar atsitiktinis verbavimas, apgaulė, įkalbinėjimas ir šantažas. Tai priklauso nuo to, ar verbuojama viena ar kelios aukos, ar auka yra verbuojama atsitiktinai. Kokia yra paklausa? Ne tai, kad gaudomos, bet ieškoma merginų kaimo teritorijose, kur eina iš mokyklų, kur atstumai yra dideli, kur autobusų stotelėse kalbinamos merginos. Kad joms ir sakoma, kad ką tu čia gyveni, ką tu čia matai, tu nieko gyvenime nematai, tau reikia važiuoti į užsienį, tu pamatysi daug geresnį gyvenimą. Vat, merginos yra verbuojamos visur. Ne tik internete, ne tik tai kavinėse, ne tik tai mieste gatvėse, bet ir kaimo teritorijose, kaimo vietovėse ir net laukiančios autobuso vykti iš mokyklos į namus. Nereikia pamiršti ir to fakto, kad mažai kam pasiseka ištrūkti iš prekeivių savadautojų, šeimininkų spąstų kontrolės. Tiems, kam tai padaryti pavyksta, susiduria su begalė kitų problemų. Šių žmonių laukia sunki reintegracija į visuomenę, ilgalaikės socialinės psichologinės problemos. Jeigu jie nesikreipia į teisėsaugos institucijos, kas jų laukia? Ir matome, kad arba kalėjimas, kurie užsiima tom nusikalstamom veikom, jų užverbuoti, nusikaltėlių užverbuoti, arba savižudybė, nes iš tikrųjų daug atvejų, kai nukentėjusiai kėsinosi nusižudyti, arba gyvenimas prie konteinerių. Manau, kad jie pamažu atgauna orumą ir atgauna norą gyventi, nes ten jiems, jeigu jie būtų pasilikę tose pinklėse, tai jokios ateities jiems nebūtų. Oficialiai 2012 metais Lietuvoje pagalbos kreipėsi per 100 nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis, tačiau pripažįstama, kad šis skaičius yra kur kas didesnis. Statistika neatspindi ir realios situacijos pasaulyje. Manoma, kad prekybos žmonėmis aukų pasaulyje gali būti mažiausiai 20 milijonų. Tai dažniausiai moterys ir mergaitės, apie 20% vyrai ir berniukai. 2012 metais buvo pradėti 8 ikiteisminiai tyrimai dėl prekybos žmonėmis, kuriuose buvo nukentėjusių daugiau nei 25, kaltinamųjų daugiau nei 40. Turėjome vieną bylą, kuri baigėsi labai sėkmingai. Tai yra viena mergina atlaikė 2 metų teisminį procesą, kuriame buvo 13 kaltinamųjų ir ji viena nukentėjusi. Sudėtingas prekybos žmonėmis bylas tiriantis Panevėžio kriminalistai pirmauja pagal Lietuvoje išaiškinamų prekeivių žmonėmis skaičių. Šiuo metu Panevėžio apygardos teismas nagrinėja 4 tokias bylas. Jose 16 nukentėjusiųjų ir 18 kaltinamųjų. Kad tokių bylų Panevėžio apskrityje yra daugiausiai, tai aš manau yra policijos pareigūnų ir kitų pareigūnų nuopelnas, kurie dirbo su tomis bylomis, kadangi yra žmonės pasitikė pareigūnais, kreipiasi į pareigūnus ir todėl tų bylų skaičius pas mus yra didelis. 2011-2013 metais Panevėžio apygardos teismas išnagrinėjo 6 baudžiamąsias prekeivių žmonėmis bylas. Apkaltinamieji nuosprendžiai paskelbti 23 asmenims, nukentėjusiais pripažinta beveik 40 asmenų. Asmenys, kurie įvykdė šią nusikalstamą veiką, gavo vieną didžiausių bausmių pagal mūsų baudžiamąjį kodeksą skirtą Lietuvoje, tai yra laisvės atėmimo bausmių 12 metų, 11 metų, 10 metų. Mes manome, kad tai yra didžiulis pasiekimas.
Ir tą padarė viena mergina, atradusi savies stiprybės, jėgų. Lietuvos Caritas organizacijos projektas Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms Panevėžyje veikia nuo 2004. Per tą laiką suteikta pagalba 200 nukentėjusių asmenų. Vaikams ir suaugusiems, nukentėjusiems nuo sutenerių ir prekeivių žmonėmis suteikta saugi pastogė, socialinio darbuotojo psichologo konsultacijos, pasiryžusiems liudyti prieš nusikaltėlius teisme, samdomas patyręs advokatas. Aš manau, kad be nevyriausybinės organizacijos Caritas bylos sunkiai pasiektų teismus, kadangi visokeriopą pagalbą tiek dėl nukentėjusiųjų, pristatymo į apklausas, dėl pristatymo į teismo posėdžius, kadangi, kaip žinom, vis tiek nukentėjusios yra iš sunkiai besiverčiančių šeimų ir atvykimas į teismo posėdžius, į apklausas būtų labai sudėtinga. Jeigu susiklošius aplinkybėms patekote į pinkles ir esate išnaudojamas, neturite galimybės paskambinti, pasitraukti, kelkite triukšmą, kad atkreiptumėte aplinkinių dėmesį ir galėtumėte paprašyti pagalbos. Jeigu galite judėti, bėkite ir kreipkitės pagalbos į praeivį gatvėje, vietos policiją, Lietuvos Respublikos atstovybę ar Tarptautinės migracijos organizacijos biurą toje valstybėje. Lietuvoje nedelsdami skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112 arba kreipkitės į Lietuvos kriminalinės policijos biuro skyrių. Prireikus kreipkitės į Lietuvos Caritas organizaciją, kuri suteiks visą reikalingą pagalbą, patars jums ir jūsų artimiesiems.